Sveiki, mėlyjeji, jau tradicinė tampanti mūsų rubrikėlė trumposios žinios. Ir trumposios žinios, jos dažniausiai apibūdina tai, tiksliau aš apibūdinu tai, apie ką mes išgirdome ką tik apie Lietuvos gynybos naujienas. O šios dienos, būtent šios dienos ir beveik valandos gynybos naujiena, aš net nesu tikras, ar labai daug kur jinai yra paskelbta, ta, kad Lietuva su penkiomis, tai yra 5 šalis pasirašė vadinamą Implementing Arrangement, tai yra įgyvendinimo susitarimą dėl pėstininkų kovos mašinų CV-90 pirkimo. Vėliau jau tai atveria kelią į tuos nacionalinius visus kontraktų susitarimus ir leiskite man šiandien trumpai papasakoti apie būtent CV-90, kas tai yra per daiktas. Na, pasižiūrėti, pasigūglinti visi žinoma galim, tačiau aš taip iš kitos pusės pradėsiu. Perkam tai ir, na, jau dabar aišku, kad perkam iš tikrųjų ir be nacionalinio kontrakto pasirašymo. Ir klausimas pirmas, kuris būdavo perkant vilkus, renkantis vilkus, tai yra kokios technikos mums reikia, ratinės technikos ar reikia vikšrinės technikos. Na, iš tikrųjų klausimas nėra toksai vienareikšmiškas ir žinoma, kad ratinė technika, tie patys vilkai, ta technika būna pigesnė, o jau visais atvejais eksploatavimas yra stipriai pigesnis, nes tarkime vikšrinę techniką eksploatuojant per 10 metų jos kaina, grubiai tariant, technikos kaštai visi duoda tai, kad jos kaina, pačio vieneto šarvuočio kaina gali padvigubėti. Na, pagalvojus, Lietuva yra visgi Europos valstybė, kurioje pakankamai gerai išvystytas kelių tinklas ir, na, atrodo, renkamės ratus. Taip mes galvojame apie perkant savo vilkus, tačiau skeptikai klausia, klausykit, o jeigu mums teks nuvažiuoti nuo kelio, klausykit, o gali tekti, žinokit, kaip nekaip kariauti rudenį ir žiemą. Ir tada jau mes pradėjom susimastyti. Na, galiausiai vikšras geriausia dera su vikšru. Jeigu mes pasirinkome tankus, ar galės sąveikauti tinkamai, taip kaip priklauso 2 mechanizuoti technikos vienetai, aš kalbu leopardus ir vilkus, na, jau kyla klausimų. Taigi mes pasirinkome CV-90 ir kas tai per mašina sukurta. Iš tikrųjų, švedai, man tai visų pirma siejasi taip stipriai su IKEA, reikia sakyti, ne? Tai pati kompanija Haglund & Sonner, gal Hoglund & Sonner, aš tiksliai nežinau, kaip ir IKEA. Jie iš pradžių 19 amžiuje buvo baldų prekybos kompanija, gamybos tiksliau įmonė buvo, na ir vėliau pradėjo gaminti ginkluotę. Ir dabar jie bendrauja jau 100+ metų su Švedijos gynybos resursų agentūra, tai mūsų analogas gynybos resursų agentūros prie krašto apsaugos ministerijos. Na ir tada jie sukūrė Stridsfordon 90. Pėstininkų kovos mašina. Iš principo pradėta nuo MK0 versijos, dabar ir Lietuva taip pat pirks jau 4 versiją, taigi kaip suprantate, mašinos yra pastoviai atnaujinamos, modernizuojamos ir keičiamos. Na, apskritai, standartai pėstininkų kovos mašinų šiais laikais yra tokie šiek tiek panašus ir jie turi pagrindinės dedamasias. Tai yra, reikia pagrindinį kalibrą turėti ne mažiau 30 mm, reikia turėti pakankamą šarvavimą, vėlgi skirtingai, bet priekinė projekcija turėtų atlaikyti maždaug 30 mm šūvį, priešo šūvį, šoninės projekcijos turėtų 14,5 mm. Na ir žinoma, jau pėstininkų kovos mašina neturi privalo vežti skyrių, tai yra mažiausiai 6 karius. Taip pasižiūrėjus, ką mes dabar pirksime ir artimiausius konkurentus, žinoma, kyla mintis, kad, na, ten Singapūras, Turkija gamina ir broliai Latviai ten ispaniškus pasirinkimus padarė, bet man pirma kyla Puma ir Lynxas, tai yra vokiški gaminiai, kurios iš tų mašinų yra geresnės. Na, atsakymo tokio vienareikšmiško nėra, čia ir kaina, ir pristatymo greitis, ir terminai, ir aptarnavimai, ir panašus dalykai. Na, formaliai teigiama, jeigu žiūrėsime panagrinėsime buvusius kontraktus,
nesenus. Tai vienos CV90 kaina gali būti nuo 4 iki 8 iki 9 praktiškai milijonų eurų, bet tai matematiškai, buhalteriškai aš visuomet akcentuoju, kad skaičiuoti nei pro kur negalima. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad mes nežinome nei atsarginių dalių, nei mokymo, nei aptarnavimo paketų, nei treniruočių, simuliacinių įrangų, pagaliau to viso offseto vadinamo, tai yra gamybos perkelimo pas mus į Lietuvą, mes kol kas to nežinom. Bet formaliai galima sakyti, kad ypatingai Puma ir iš dalies Lynxas tie vokiški, jie yra šiek tiek brangesni. Na, dabar kodėl visgi mes pasirinkome tą CV90, aš tai bandau spėti, aš nesu nei ekspertas, nei turiu slaptos informacijos iš gynybos resursų agentūros, gynybos štabo, bet visgi, vėlgi, patys švedai labai akcentuoja tai, kad aptarnauti šią mašiną gali šauktiniai. Na, žinoma, šauktiniai ne mėnesį tarnaujantis, o tarnaujantis būtent tose daliniuose, kuriuose yra CV90, tačiau turėk įrankių dėžę ir mūšio lauke, tu, mielas šauktinį, galėsi šitą mašiną aptarnauti. Antras akcentas, ką ypatingai švedai pabrėžia, tai yra mašinos pravažumą. Vėlgi, kad tai nėra reklama arba vien tik reklama, aš sutinku, nes vėlgi pasižiūrim tokią buitinę smulkmeną, kovos mašinų, tai yra pakankamai svarbu pravažumui, kovos mašinų vikšro plotis. Ir CV90 turi 533 mm, toks yra vikšro plotis, tuo tarpu Puma ir Lynxas turi 500 mm. 3,3 cm. Įsivaizduokit, kiek tai nedaug, bet lyginant ir pačių mašinų svorius ir tą 3,3 cm skirtumą, tiesiog slėgimas į gruntą gaunasi ypatingai skirtumas. Jeigu netikit, galit pasitikrinti, todėl, kaip švedai sako, snieguota, pažliugusi gruntas, tokios klimatinės sąlygos labai artimos lietuviškai žiemai, rudeniui, pavasariui, jos būtent ir galėjo būti vienas iš pasirinkimų, kodėl CV90 pasirinkta. Na, Scania variklis, aš nežinau, aptarnavimas jau minėtas ir taip toliau. Iš principo, dar vienas dalykas, bandžiau lyginti, mintinai žinoma, kad neprisiminiau, bet CV90 pagal siluetą ir pagal gabaritus yra šiek tiek mažesnės mašinos už tos pačius Puma ir Lynxus. Na, tiesiog fizika, kuo mažesnis kovos mašinos siluetas, tuo yra sunkiau pataikyti tą kovos mašiną, kad ir kaip keistai, vėlgi civiliams tai beskambėtų. Na, yra programa Adaptive, ten tai yra maskuotės programa šitai mašinai, kuomet gali keisti jinai, mašina, grubiai tariant, gali virsti krūmų, akmeniu, lengvąją mašiną ir panašiai. Žinoma, mašina turi ir prieštankinių raketų Spike modulį, kas jau suderinamume su mūsų vilkais yra labai gerai. Na ir dar tos pačios priešdroninės sistemos, pritaikytos sistemos taip pat ir prieš dronus, tai yra, aš kalbu apie izraelietišką Iron Fist. Čia jau pirmieji Niderlandai sumontavo šitą sistemą ir dabar mes ko gero turėsime šitą sistemą ir ant savo mašinų. Taigi pasirašytas Implementing Arrangement dokumentas ir be 5 minučių pasirašytas jau nacionalinis pirkimų kontraktas. Aš manau, kad pasirinkimas tikrai geras. CV90 jau po kelių metų važinės mūsų Lietuvos kariuomenės sudėtyje. Toks trumpas komentaras. Ačiū, kad žiūrite ir iki pasimatymo.